Ir tokį pasiūlymą gavau iš vadybos. O gal, sako, norėtum į Škotiją? Lyjo lietus per karaliaus pietus. Nu va, viskas. Būsiu atvairavęs 9 valandas, 8 minutės. Vans didelis tinklas, tai reiks tuo gainčalien. Bijau nukristi. Labą dieną. Ką gero? Ką veikiat? Ką purato Lietuvo? Ką? Nes čia baigam nukepti. Šiuo momentu yra 25 laipsniai. Tada tik tas 12 valandą. Tai dar šilties ir šilties. Tai va, kaip matot, esu furą, važiuojam. Prieš tai vadėjina irgi į Londoną važiavam. Pas babai. Nu toks office rajonas. Čia šitas, ne? Gavau dovanų. Taip, tik trūka jau. Baigėsi. Ir jo, ir paskau dar, čia turėjau dar anksčiau tokį incidentą. Pristatymą. Tokius užuolaidos stūmiau, šitas spoileris nulūžo. Jo, na, va tokių rėk. Na, va problemas yra. Informavau vadybą. Nežinau, ar čia tas gals atlyginto spoilerį, ar čia iš juos galės važiuoti. Reik laukti iš mechanik informacijos. Ir įten toks užuolaidas. Ir reikia man pranas įsistumti. Ir aš tik stomaus, tik tas tik kažkas. Akurat. Žiūra, nulaužt šitą, tas spoileriuks ant stogą. Jo. Bet gerai, kad, posį nulaužė, bet, o kitą posį, palieka priklijuot. Pakėlė manem ten su autokaru. Pažiūrėti, sakant, kažkiek tai. Čia savaitgalį sakiau, mechanikau pažiūrėti. Pažiūrėjai, pakol kas įveitą kietą pridėti netor. Tai su tokį važinėjau, sulaužytų spoilerį. Man tai ką, atė fūrą važiuot. Su spoilerį, be spoilerį. Tai va, o šiandien yra gera diena. Kuom gera? O va, dalyks tas, kad aš darbą pradėjau tik tas 8 valandą ir davažiavau iki Gatavėjaus, pasikeičiau ir tokį pasiūlymą gavau iš vadybos. O gal, sako, norėtum į Škotiją? Aš toks, ką po čia gali neatsisakyti Škotijos, ką? Žinoma, tik duokit man. Atek tą Škotiją. Na, žodžiu. Taiku, važiuojam į Škotiją. Ir vėl šį kartą jau turėtų būti geras orėlis tona. Aišku, ne tiek karšta kaip čia, bet vis tik turėtų būti gerai jau. Tai važiuojam į Škotiją ir į tą patį vietą, kur ir anksčiau ką buvau. Jie dar nematėt šitą kampą, viršau turėtum išdykti. Tada dar buvo baisiai šalta, vėjas pūtė, lėja, baisu tiesiog. O šį kartą turėtų būti aфиgiena. Tai va, tokias naujienas. Šiandien, aišku, nenavažiuosiu aš ten. Ten ir minimum 3 dienų pirmyn atgal važiavim. Tai šiandien stengsimės iki Glasgow tik tą, plius minus, o rytoj jau reikia būti pristatymė monėjim. Tai iki Glasgow turėjom 630 km. Maža, nemaža. O aš jau nuvažiavęs šiandien esu 150.
Tai kiek čia gaus? 780. Apmatuot nemaža, čia teks nuvažinėti, bet jei viskas gera, turėm spėti. Na, tai žodžiu, žiūram į kėlę. Žodžiu, tep kepen visas tas deinas. Vosiai pabūti, savaitgalį irgi ten karštų. Jeigu tu nori, reik važiuoti į Škotiją. Full on lietus. Aišku, gera, lungus balūnų plaus. Bet come on, man tai į Škotiją važiuoju. Aš čia galvoju, droną pakelsiu, tefeinę, paskraidysiu, tokius ratus prasuksiu. Ką tu nori? Lietus lyja, plus 18, jau reiks įkeltis mauti greitą. Megztinį apsimauti. Šalto daros. Negerai. Deja. Lyna, lyja. Lyjo lietus per karaliaus pietus. Kur mes esam? Welcome to Scotland. Kurą įsipilti. Ir važiuoju dar valandą iki Glasgow. Esam atvažiavę apie 8:30 gal. Šestuoju, reikia išsukti kažką. Čia nieks neatvažiauna. Vos išsukom. Pasisiaurę padaryti. Na, žodžiu. Važiuojam ir, vos užteksim laikų. Viskas. Būsiu atvairavęs 9 valandas, 8 minutės. Iš viso 787 km. Tai šiandien gerą padirbėjom. Oh my goodness. Žodžiu, gesina mašina. Tokio industrinė tiesiog. Po 8 5. O lelia, esu netoli Glasgow ir pažiūrėkim, kiek man ryto važiuoti bus. Kad daug bus, nemaža. Ryto važiuoti turim 206 km, 3 valandas. Nuo Glasgow iki Fort Williamso. Ir ko važiuoti, Einam, užsirakinsiam konteinerį, kad nieks nesumastytų mūsų tinklų pavogti ir eisim darytis vakarienę. Nedaug laikščių turėjom, tik 9 suės ir jau reiks per krumplį ir pirmin varyti. Nie čia laiką gulinėti. Jo.
užsirakinau. Esu jau kabinu, šiaip ir ors pasitais ant vakarą. Nebelin, jo tai daraus vakarienė, turim pakol kas tošti lėkštę, bet už 3 sekundžių stebuklinga atsiras šilts garuojants maistai. 3, 2, 1, turėjom žuvų pirštelių, biškį bulvių ir žirnėlių. Estetiška neatrodo baisiai fainė, bet skanu. Karšta dar. Tai jo, šiandien valgyt, kol neatvies ir mes tada susitiksim ryto rykmetį, važiuosim į Škotiją ir dar eisim pasižiūrėti konteinerį, ar nieks per naktį neatidarė. Tai va, susitinkam už porą sekundžių ryto rykmetį. Čiau. Labą rytą, išmiegojom. Turėjom jau po 5:03 ir jau beveik ir suėjus pauzę. Dar 9 minutės lieka. Tai galim užsikurti mašiną. Ir einam pasižiūrėti, kas ten gali dedas. Ar yra atidarę, nėra atidarę, kaip su kuro baku, ar nieks nelinda. O, baudų turėjom, neturėjom. Kurabaks saugos. Nu, saugų viskas atrodo. 1 pliomba, 2 pliombos, 3 pliombos. Krabas irgi yra. Nu, super. Jo, tai nusiemam krabą ir reiks to važiuoti. Niuoku. Suėję 10 minučių į lekam. Reik virš 3 valandų važiuoti. Aš tikiaus da bus laiką ir sustoti por picture. Porą nuotraukėlių. Tena viršau tarp kalnų Škotijo. Oras pakol kas atrodo gražie. Važiuojam. Taip išmiegojau neblogą, ką apkretau, taip tik ir atsibudau su žadintuvu. Tai labai liuksus. Glasgow prašoksim be problemų, kadangi dar anksti ryt, nu bet paskau ten jau turėt prasidėti gražumėlė. Ane. Jo, tai žiūrėkit į gražius Škotijos vaizdus. Teksim, kai jau bus kalna. Stojo vėl to pačio aikštelėje, kuri praeit video. Šiaip gali pažiūrėti čia, išmes. Jo, tai kokiai vaizda. Wow. Patik prieš tai. Nes man tai patika. Belenkap. Ežeriuks į kalną ir debesis.
Ir aš, vat, fūro, stojau trumpam, biškuojais pramunkštinti ir važiausiam tolyn. Gražu. Gražu. Keliukas eina. Nebedaug beliek 40 minučių važiuoti. Tik tą. Nu, tai lekam tolyn. Tomorrow feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe I won't mind. I keep returning, tracing steps I left behind, as if the past could teach me what I'd like to find. Čia žodžiškai reik prasilenkt, tas siauras kelias. Jo, turi įsikabėjęs dviem runkom, varyt, kad, my goodness, kad nenunešt vat kameras, kad dar kažko neužkabintų. Visa šitą kelią turi būti įsteims, arba į griovį nenuliektum. Net nėra normaliai dabar veitas, kur ir sustoti, pakelti droną, gal dar kelti kartėlį, dar fotkyčių pasidaryti, nes šiaip laiką turėjom, nes pagal kas atvažiautumėm 40 minučių anksčiau. Iš per anksti sakyčiau, bet kai toks oras, baisu, esam kažkur tarp rūką. Welcome to Fort Williams! No, oh my goodness, kas per vaizdą. Aišku, šilta nėra, tik plus 13. Wow! Ežeriaks. Nu, kūn, atlekiau. Einam žiūrėti. Hi. Hello. I got container. I think it's fishing net. Fish nets. Okay. It was previous time. Oh, right. Oh, yeah, I've seen maybe here. Yeah. Right, okay. So we need to, was it 3 nets, I presume, is it? I have no idea. Oh, no, that's your thing. Last time it was one big. Oh, Gateway. London Gateway. Oh, gee. Okay. That's far away. Right. Nobody has told us you're going to arrive in today, and they're all quite busy at the moment. Okay. So you might have to park up for a wee while until we get you. For how long? Has this got to be out the back? Is it back doors open or top? You can open the top, and first you can open the back to look what is inside. Right. You need to cut the seal first, and then see what's inside. How many nets? I have no idea. It doesn't say. It's light load, so maybe one. I'm thinking it might be a big net again,
But there was someone else come in and there was... Čia kažkur pasiparkau, vat. Sakė, very busy. Kapas like, very busy. Aišku, nieks neinformavo, kad aš toks atvažiuoju čia pasanu pirmiausia. Labai bloga. Ir jo, apie valandėkį aš manau, kad ir ilgiau čia bus. Klausau? Sveiki, čia paštas trukdo. Aha. Vėl numiškius lyg nerandu, aš palik siuntim jūs vėl čia. Gerai, ačiū labai. Siuntą man jums pristatė. Jo, tai eisim gal kažkur tai pavalgyti. Nu ir tada prasidės darbas, reiks eit padėti stogą nuimti vėliau. O pas manci vans didelis ir tada reiks kapreit kart per stogą, ištrauk. Nu, bet turim to atsidaryti duris. Pažiūrėti. Nu, tai einam valgyti. Tris valandas pralaukiau. Jo, tai galvojau, ne čia. Jau atvažiavęs šitas, imsam stoglauk, bet nėra nei pasiruošę maniai. Irgi, kai tik tas atvažiavo, sak, aš dar biškį važiauju, reik krant paruošti viskų, paskui atvažiaus ir pradės stog nuiminėti. Tai sakau, ar žmonių gal pasiimsons, nežinau, neįsivaizduoju, bet ane čia visiškai nepasiruošę. Ors pagerėjai, jau šilta, jau sumaikė gali būti, aišku debesuota, bet labai viskas šone. Yeah. You need to completely take up. Open. Huh? All open. Yeah, completely. Not completely. Bijau nukristi. Varėk, tu šitą štraukti. It's stuck in the back. Oh, vaizda. Still one. Yeah. Yeah. I just need to take this. Nu, atrodo viskas jau. Plus 19 tik tas. Kiek čia būsim prastuvėjai.
4,5 valandos. Važiuojam dabar prie svarstyklių. Einu aš žiūrėti, ko čia man pasvers, sakys. Dava. Žodžiu, tur atvežti priekabą. Kad tipo nekrauti ant žemės, krauti ant priekabas, vienams tipo lengviau bus išsikrauti į laivą vėliau. Bet tipo sak, pavažiau čia į priekį kur nors įstuok. Aha. Man čia tipo, kur tas geltons krans ir ten nuvažiuoti ir apsisukti ir prie to geltoną sustoti. Kas čia dabar vyksta? Ir kas dabar? How long have you been here? 5 hours. You must have got it just before I did that. But they already like ready. I need to go to the crane and just pick it up from, and that's it. Nu, ką pišpil. Jo, tai tas atlieki čia blemba ir užėmė. Man čia reiks dabar tų kratą ir atbulin. Ku važiuosiam, tas jau išvažiavom. Spain, and I could be Eisenhower. Even if we had a different life, different names, different stories, different eyes. Nothing could ever change that we were made for us. Oh, I would find you. I could be tying laces, leaving out for Sicily, or sailing out overseas. Even if we had a different life, different names, different stories, different eyes. Nothing could ever change that we Dabar toplė vėl. Dėk. tą reiks ištraukti kažkur tai pulėt. Va, iškrovė. Все. Varom į ofisą ir varysim link uostą.
Einu iki ofisą, pasiemu dokumentus ir lėksim tada. Jo. Pagaliau. Pusę 4 jau. Atvažiavau po 9:20. Tai visą dieną. Važiuojam atgal iki Gatavėjaus. Bet šiandien, aišku, koščia. Niekas daug neaptarčia tų laikų. Iki tos pačios veitas, tik tas, kur ir prieit naktį mėgojom. Jo, tai, žodžiu, dar pusvalandoks. Ir va, žiūrėkit, čia ir geležinkelis. Čia ein geležinkelis. Dar pusvalandoks ir būtumėm sulaukę Hogwarts ekspresą. Čia važinėjęs Hogwarts ekspresas. Nu, tas, kur Harry Potter vežė. Čia dar šalia ir tas vedoks. Da, atlyti pradėjai baisus tas oras. Jo. Atrodo, nieka. Nu, kadangi trūka žmonių jiems, tai aš pats padėjau. Nuimt to stogą. Padėjau čia iškrauti. Pagal visko man nepriklausytų tas. Nu, bet o kučiam. Reik padėti. Tai va, su tokį gaidą žiūram į kelią. Bus dar gražių vaizdų. Kalna bus. What is it about love turns us into children? Simply being awestruck, caught in a wondrous feelings. 'Cause when you're with me, it's amazing. Being in your vibe and how it flows. Wasn't prepared for how you make me feel like life is wonderful. Now we both are puzzle pieces, and every day this picture grows. Seeing the joy what we're creating, so I place my bet on full. Then I put my heart on the line. And every day this picture grows. Seeing the joy in what we're creating, so I place my bet and put mine. Never quick figure in a love, but with you both feet I dropped. I've never been so accessible. I used to keep my heart on lock. Now you come in and you're wonderful, and your love goes out like floods. So I believe we'll be ever good, and we'll grow like we love should. 'Cause when you're with me, it's amazing. Being in your vibe and how it flows. Wasn't prepared for how you make me feel like life is wonderful. We both are puzzle pieces, and every day this picture grows. Seeing the joy in what we're creating, so I place my bet and put mine. Oh, I put mine. Nu, ką sekas gerėtiais kalnų vaizdais, ką? Nes man tai labai patinka. Čia aplinkau ir kaip matot, tenas už tokie tas lėniaus Fort Williamse
baisus ūras buvo. Bet vat pravažiavom slėnį, va toj kalną, kaip sakant, per 3 seseris, kas ten 3 sisters ir kažkokį tai kalnas. Ir oras pasitaisė. Labai gražiai paliek. Esam jau nuvažiavę virš valandos. Čia įveinkėta veitelį sustojo biškį pasifotkinti. Biškį turėjom laiką, lyčną. Tai jo, bet šiaip, tai atrodo, fainai veita šitą sustoti. Pamt, lengvoji sustojus. Pamt, kemperis sustojus. Čia tau fūra, žinai, ne lengvoji, reik daug veitas. Tai dėja ir reik važiuoti tolyn. Kur atrodo kaip nors biškį mažiau apkrauta kišenė. Jo, tai tu jau prasidės pats smaigumėlis, pats siauras kels palei to ežerą. Ir bus reikalų. Visus įsitempęs. O važiuoti dar, kiek čia važiuoju, 2 valandas. Iki mon naktvinės veitas, bet dar kokį valandą per tus visus kalnagubrius. O vau. Vaizda kokie. Vau. Gaila, kad čia nėra kokios kišenės čia sustoti. Aš čia pilna sustočiau. O jum ką? Patink, nepatink. Tokie vaizda. A jūs matėt tokėlį? Oh my goodness. Aš visas toks įsitempęs, Kas per siaurom kels? Oh my god. Kaptinas su tam autobusą, su fūrom, ką reikėjo apsilenkti. My goodness. Ekit jūs, kas per kels? Aš pavargau, ten 10-15 kilometrų. Tad kar patir. Eina. Tiesiog žiauru. Ai, pavargau aš čia atgal važiuoti jau. Da 90 kilometrų, 1,5 valandos. Čia baisiai lėta važiuojas. O Škotijoje dar ir kad 2 jaustų keliai. Fūras gal tik 40 važiuoti. Tai dėgalis pausti. Čia dar tik tas buvo fotiks vidutinį greitį. Tai tuo labiau.
Jo, tai, kad skadros mes esam jau civilizacija. We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. Nu va, sustojam to pačio vieto. Esu atvairavęs 6 valandas 29, o kilometrų šiandien sunku pasakyti. Apie 400, vat. Skaityk, 424 kilometrą. Pirmyn atgal. Jo, viskas, gesina mašiną. Stojau to pačio vieto, iš kur šiandien startavau. Nes laiku nelaba, bet dabar yra jau 7 vakarą, tai toliau aš nelaba nuvažiaučiau. Nu ir deinelė, ne. 20 kilometrų, bet vat visą dieną tam prasidėjau. Bet ne, fainė. Kalnus pasigerėjau, labai fainė buvo. Tikra fainė buvo. Žodžiu. Eisim taisytis valgyti ir eisim gulti. Nu. Rytoj reiks, nežinau kada čia. Ar čia po 9 vėl startuoti, ar čia biškį laiko turėjom. Vadyba niek nerašė, tai matysim. Nu. Šiaip turėjom jau apie 1500 prenumeratorių, čia šitas atsirado jau daug. Labai didelis jums ačiū. Ir vat, šiandieną man rodos va teik bus. Šiam kartą eisiu, kaip sakiau, valgyti ir meigoti. Aha. Nu, tai žodžiu, jeigu jau pažiūrėjai iki galo, paspausk like, paspausk subscribe, pasidalink su kokį mama, tėtį, brolį, sesį, dėdį, draugų. Ir tai tada susimatysim už keletą dienų tikriausiai. Nu, tai tete. Many times over you, sleepless nights.